Termopluošto perukas, kariukas. Labai graži spalva. Aš taip džiaugiuosi, kad dabar gamina, ta prasme, tos dažymus tokius jau tikrai kaip žmogus dažo pats savo plaukus. Netgi dar gražesni tie dažymai, netgi kartais neišgauna pati kirpėja tos spalvos, ką gali padaryti peruke tiekėjai. Pažiūrėkit, koks natūralus, tikrai labai natūraliai, jokių laiptų, nieko nėra. Viskas gražiai, va, nuo šviesos atspindi. Tai toks labai neturintis visiškai čia apimties. Viršuje truputį yra iškelta, labai daug kas nenori, kad būtų, jeigu būna su odos imitacija, tai būna toksai priglūdęs. Tai čia yra toks truputį iškeltas į viršų. Grifkutę reikėtų pasikirpti. Bet spalva, aš tokios spalvos dar neturėjau. Labai graži spalva. Madingas kirpimas, galima už ausyčių. Pasitvarkom ir galinės sruogas uždedam. Gan tikrai labai natūraliai atrodo. Ir svarbiausia, neturi daug apimties, nėra toks kupstas tų plaukų. Plonas, manau, nebus karštas su juo. Aišku, termo plaukai ir yra termo, čia nenatūralūs plaukai, bet galima ir natūralaus plauko tokį pasigaminti. Visai įdomu būtų su tokiu dažymu. Ir va toks dar vienas kirpimas.